Sveiki, ar esame kad nors matę, kad kas nors įėjęs į parduotuvę atsiklauptų iš nuostabos su džiaugsmo ašaromis akise? Atrodytų keistai, bet tai būtų natūrali emocija. Kaip kokioje pasakoje lentynos linksta nuo įvairiausių produktų, galime nusipirkti ko tik širdis geidžia. Darbo pasiskirstimas, masinė gamyba, globalizacija mūsų gyvenimą padarė tokį sotų ir įvairų, kokio niekada neturėjo didžiausi valdovai ir karaliai. Deja, mūsų žemėje vis dar yra teritorijų, kur žmonės kiekvieną dieną kovoja, kad išgyventų. Šis puodelis yra mūsų iššūkis. Vienas puodelis maisto žmogaus egzistenciją pakeičia kardinaliai. Šį rytą apie 842 milijonai žmonių atsikėlė ir nežinojo, ar pavyks užpildyti šį puodelį. Tai yra kas 8 žmogus iš mūsų. Ir šiandien vakare jie galbūt nueis miegoti alkani. Kas čia per nesąmonė? 13 metų tarptautinėje kosminėje stotyje gyvena kosmonautai. CERN greitintuvuose atkartojame pirmuosius visatos susikūrimo momentus. Ir dėl maisto trūkumo kiekvienais metais miršta 3,1 milijono vaikų iki 5 metų amžiaus, kas 10 sekundžių po vieną vaiką. O kodėl mes turėtume visus pamaitinti? Gyvenime laimi ir išgyvena stipriausi. Tokia gamtos taisyklė. Aš manau, kad pagalba silpniesiems paskatins visos mūsų žmonijos progresą. Štai kaip atrodo 3 metų amžiaus 2 vaikų smegenys. Vienas vaikas gerai maitinasi, o kitas patiria nuolatinį maisto trūkumą. 40% mažesnis smegenys nei išsivysčiusios neuronų jungtis. Mes kiekvieną akimirką prarandame didžiulį kiekį intelekto. Jei nuspręsime padėti, kaip pasikeis Žemė? Turėsime daugiau genijų, mokslininkų, mąstytojų, daugiau naujų išradimų, idėjų tobulėjimui, daugiau atjautos ir taikos. Net galbūt greičiau pažinsime kitas gyvybės formas visatoje. Atrodo taip neseniai, bet 17-18 amžiuje mūsų vakarų Europoje badmečius kentėjo milijonai prancūzų, anglų ir vokiečių. Prieš 70 metų Stalinas organizavo masinį badą Ukrainoje. Surinktus grūdus eksportavo į užsienį ir tai badu numarino apie 9 milijonus gyventojų. Tai ukrainiečių tautos genocidas. Prieš 50 metų Kinijoje badas nusinešė apie 30 milijonų gyvybių. Maisto trūkumą žmonija lydi nuo senų senovės. Žmonės galvodavo, kad dievai pyksta, melsdavosi, aukodavo, ką turi. Dabar mokslininkų dėka mes daug daugiau žinome ir suprantame, kaip veikia pasaulis. Galime jį susitvarkyti kaip norime. Jungtinių tautų pasaulio maisto programos duomenimis šiandien užauginame tiek maisto, kiek užtektų visiems žmonėms. Mes turime sočiai maisto. Daugiau nei po 2100 kilokalorijų kiekvienam per dieną. Daugiau nei 5500 trilijonų kilokalorijų visai žmonijai vieneriems metams. Jei mes būtume gimę ten, besivystančiose valstybėse, Afrikoje, Indijoje, Brazilijoje, negalėtume patikėti, kad kažkur žmonės turi tiek daug maisto ir jį išmeta. Trečdalis viso pagaminto maisto per metus, 1,3 milijardo tonų, niekada nesuvartojama. Taip pat nepatikėtume, kad 1,5 milijardo žmonių mūsų planetoje turi antsvorio. Eikit dirbti, sodinkit bulves, kas dirba, tas užsidirba. Vasarą be darbo sėdėsi, žiemą duonos neturėsi. Prie darbo muilavežis, ale prie valgio pirmutinis. Tai gal tikrai jie tinginiauja ir todėl skursta. Visas iššūkis, Afrikoje augalai auga gerokai sunkiau nei Lietuvoje. Dažnos sausros, tropinės audros, potviniai lemia menką derlių. Dėl nesupratimo žemė nualinama, naikinami miškai, pamažu plečiasi dykumos. Ūkininkavimas toks skurdus, kad kartais gyventojai neišgali nusipirkti net sėklų. Jie vargšai yra patekę į skurdo spąstus. Galime įrengti drėkinimo sistemas, šiltnamius, nutiesti gerus kelius, pastatyti sandėlius, duoti technikos, išmokyti kaip auginti daržoves smėlyje, mineralinėje vatoje, naudojant įvairius maisto medžiagų tirpalus. Tačiau kuri vyriausybė tai finansuos? Skurstančių valstybių gyventojai patys nesugeba užsiauginti pakankamai maisto. Tenka jį importuoti. O čia galioja pasaulinės rinkos kainos. Mūsų Lietuvos ūkininkai sako, mes jums galime plukdyti milijonus tonų grūdų, tai kainuos tiek ir tiek. Gerai, ar galite duoti į skolą? Dabar neturime pinigų, pasistengsime sumokėti už metų. Ar padėsite mums? 2011 metais pasaulyje buvo pagaminta beveik 700 milijardų barelių biodegalų. Gamyba auga ir toliau. Pirmos kartos biodegalams pagaminti naudojamas maistas – kukurūzai, soja, cukriniai runkeliai, grūdai. Nuo 2006 iki 2008 metų sojos pupelės vidutiniškai pasaulyje pabrango net 107%, kviečiai 136%, o ryžiai pabrango 217%.
Netrukus skurdžiausios šalis patyrė maisto krizę. Visi susivokė, kaip viskas susiję. Dabar mūsų ir kitų šalių mokslininkai intensyviai ieško ir kuria aliejingus augalus, kurie galėtų augti prastame dirvožemyje, netinkamame įprastam žemės ūkiui. Tai bus medžiai, krūmai, net žolė, skirta tik biodegalams. Daiktai turi tarnauti žmogui, todėl kuriame vadovaudamiesi principu mažiau yra daugiau. Išlaikyk harmoniją miesto ritme. Urban Harmony by Acme. Dėmesio, mokslo sriuba, technologijos.lt ir astronomijos populiarinimo blogas Konstanta 42 organizuoja mokslo populiarinimo rašinių konkursą nuo genetikos iki kvantinės fizikos. Laukiame pačių įdomiausių jūsų tekstų iki gruodžio 31 dienos. Daugiau informacijos www.konstanta.lt. Sėdi ir nieko neveiki, savanoriauk. Aš esu mokslo sriubos savanoris, o ką laisvalaikiu veiki tu? Grūdai tapo finansinė preke. Pasaulinė žemės ūkio ir maisto produktų kainas lemia ne tik derlius, naftos kaina, politiniai sprendimai, bet ir biržų spekuliantai. Bankininkai, finansų makleriai rinkose perka ir parduoda grūdus ir iš kainų svyravimų uždirba didžiulius pinigus. Europos parlamentas ir Europos komisija pripažįsta, spekuliacinis kapitalas turi didelę įtaką maisto kainų šuoliams ir tai kelia grėsmę. Spekuliantai nėra kokie blogi žmonės, jie kaip ir mes nori truputėlį didesnio atlyginimo, tačiau nepagalvoja apie savo darbo poveikį. Turiu idėją, priimkime įstatymą, bankininkų pelną iš prekybos žemės ūkio produktais skiriame Jungtinių tautų pasaulio maisto programai. Jei dauguma garsiai pasakysime, ką norime pakeisti taisyklės, jas pakeisime. Vienas geriausių vaistų nuo skurdo – mokyklos ir mokytojai. Tačiau kai pilvas gurgia, matematika paskutinėje vietoje. Daugybė vaikų visą dieną praleidžia ieškodami maisto arba dirbdami sunkius fizinius darbus. Brazilijoje buvo protingai nuspręsta užtikrinti nemokamą maitinimą mokyklose. 37 milijonai vaikų eina į mokyklą, mokosi ir gauna pavalgyti. Vietose, kur mergaitės pagal tradicijas neina į mokyklą, pasiūlius maisto klasėse 50% berniukų ir 50% mergaičių. Yra paskaičiuota, jei besivystančioje šalyje mergina mokosi bent 7 metus, ji išteka 4 metais vėliau ir susilaukia 2 kartus mažiau vaikų. Brazilijos pavyzdys įkvėpė ir kitus. Daugiau nei 100 000 mokinių iš 5 Afrikos šalių, daugiau nei 400 mokyklų taip pat gauna nemokamai pavalgyti. Statistiškai pastebėta, kad su kiekvienais mokymosi metais asmens pajamos auga po 10%. Dar viena alkio priežastis yra karas. Baisus dalykas. Dėl nesugebėjimo suprasti vieni kitų, žmonės reikalus pradeda spręsti su ginklais. Kariaujančios pusės sudegina namus, sugriauna gyvulių ūkius, užnuodija vandens šulinius. Dėl pilietinių karų, konfliktų per paskutinius dešimtmečius maisto krizių pasaulyje padaugėjo 2. Kaip užtikrinti taiką ir stabilumą? Mums vėl reikia švietimo. Badaujančių žmonių skaičius pasaulyje mažėja. Tai gera žinia. Kas 10 metų maždaug po 68 milijonų žmonių. Lėtai. Buvęs Brazilijos prezidentas Lula yra pasakęs, badas yra baisiausias masinio naikinimo ginklas. Kiekvienais metais nusineša milijonus aukų. Paskaičiau, jei reikalai spręsis tik tokiu greičiu, užtruksime daugiau nei 100 metų, kol pasaulyje neliks nei vieno dėl maisto stokos badaujančio žmogaus. Tai bus šviesi diena, kai kiekvienas iš mūsų galėsime sočiai pavalgyti, pavyzdžiui, bulvių košę su kefyru. Kiekvienais metais pasaulio žemės ūkio gėrybių išauginame apie 3% daugiau, o dirbamo žemės plotą padidiname po 1%. Šiais metais apytiksliai pagimdėme apie 133 milijonus kūdikių ir palaidojom apie 55 milijonus senelių. 2025-aisiais panašu jau būsime 8 milijardai. Tikrai daug. Tačiau mokslininkų protas, žemės ūkio technologijos yra dar galingesnės. Tyrimai rodo, kad investicijos į žemės ūkį yra 5 kartus veiksmingesnės mažinant skurdą ir badą, nei investicijos į bet kurį kitą sektorių. Manau, jei mes, didžiųjų ir mažųjų valstybių gyventojai, sutiksime nukreipti savo pajėgumus besivystančioms valstybėms padėti, iš karto užsisuks visa pasaulinė ekonomika, pramonė ir galėsime išgelbėti milijonų žmonių. Neįtikėtina, kad turime tokią galimybę. Techniškai tai įmanoma, reikia tik tai noro. Pagalvokime. Užsiprenumeruokite Mokslo sriubą YouTube, padiskutuokime Facebook'e.
Susitiksim už 2 savaičių šeštadienį. Iki.